Kai siela kartais tyli, kūnas pradeda šaukti. Ir šaukia tokiu būdu. Iš pradžių jis jaučia nuovargį, tada nerimą. Po jo tiesiog skaudančius sąnarius, galvą, jaučia nemigą. Tada ir pradeda sirgti kūnas. Tiesiog organas po organo. Ir tai serga ne tik tavo kūnas, bet jau ir tavo siela. Tavo širdis užversta, galbūt ir per daug kartų neišklausyta. Per daug kartų ir daug ko nutylėta. Per daug kartų ištverta. Per daug joje uždaryta. Ir kai siela ilgai tyli, tai jau jos kūnas tampa jos balsu. Žmogus nesusirgo vakar. Žmogus galbūt pavargo prieš mėnesius, gal metus, o gal jau net dešimtmečius. Ir kai tik pradeda kūnas šauktis, ir jau šaukia, sustok. Išgirsk mane, paklausyk. Šioje vietoje ir padeda tau energetinis gydymas. Jis jau pradeda padėti ten, ko dar net gydytojai nemato. Ko net analizės neparodo. O jeigu ir parodo, kartais mums parodo, kad viskas gerai. O tu savyje ir savo kūne, sieloje jauti, kad kažkas tikrai yra blogai. O čia ir pamatai, kad kartais pasitikėti negalime visapusiškai net ir daktarais, psichologais ar dar kažkuo, kur beeitum ar kuo pasitikėtum. Aš linkiu mums visiems, kad mes pasitikėtume šviesa. O kas tai yra šviesa? Tai yra tas, kas yra aukščiausia. Tai yra dieviškoji šviesa. Tai yra dieviškoji energija, kuri mus paliečia, gydo, bet tik tada, kai mes ją pasitikime, kai jos trokštame, šaukiamės, arba gauname tam tikrus ženklus, kad atėjo tam metas, laikas. Ir kada žmogus sugeba ir geba atskirti tai būna taip gera. Aš linkiu tavo sielai ir kūnui, kad jie išgirstų šitą šauksmą, šitą žinutę, šitą žinią, kad jį pasiektų kiekvieną sielą ir kiekvieną kūną. Ir kiekviena išgelbėta siela ar kūnas man yra viskas. Šiai dienai tai yra man tokia didelė Dievo dovana. O kodėl tau jos nepadovanojus savo? Nejaugi to nesi verta ar vertas. Aš visur ir visame kreipiuosi į žmogų. Galbūt kartais tariu žodį tu, neįsižeisk, tai neasmeniška.
Aš kreipiuosi į žmogų, tai visada žmogų vadinu tu, bet tai nereiškia, kad aš kažkuria prasme tavęs negerbiu. Jaučiu didžiulę pagarbą ne tik tau kaip žmogui, bet ir tavo sielai bei kūnui. Ir mano palinkėjimas tik vienas, kad išgytų. Esu čia, esu šalia, tik tam. Nes tokie žmonės kaip aš yra ne šiaip sau žemėje. Ir ateina ta diena, kai mes tokių žmonių tiesiog ieškome patys arba tiesiog mus atsiunčia. Ir atsiunčia arba angelai sargai, arba Dievas. Aš esu čia ir tik Dievo dėka.